Sutrikimas galėtų būti nesutrikimas, o gabiems vaikams būdingas motorinis jautrumas ir emocinis jautrumas gali būti pamatytas kaip nerimastingumas išreikštas iki kraštutinio lygio ir ta pati vaizduotė gali sukurti iliuziją, kad yra sutrikimas. Žodžiu, kad yra tie gabiems vaikams būdingi netgi raidos ypatumai. Beje, čia yra lenkų psichiatras, man atrodo, pagal savo islamą Dabrovskis, Kazimieras Dabrovskis aprašė šitas 5 jautrumo tokias tipus, kas yra gabiems vaikams labai būdinga. Tai visi jie veda į galimybę suklysti. Tikrai čia gal kokie keli metai tik tai pradėjau pastebėti, kalbant apie tai, kaip džiugu, kai iš skirtingų krypčių apie tai pradedame kalbėti ir pastebėti. Bet kalbant apie gabumo ir sutrikimo ar negalios ligos kažkokios tai sankirtą, tai yra dar viena situacija, ne apie klaidingas diagnozes, bet kaip irgi kolegė paminėjo, kai iš tikrųjų yra ir tai, ir tai. Iš tikrųjų yra ir tai, ir tai. Ne klaidinga diagnozė. Ir tas pats autizmo spektro sutrikimas šalia gabumo yra pastebimas pakankamai dažnai. Ir mokymosi sunkumai, disleksija, disgrafija, diskalkulija ir elgesio visokios apraiškos, netgi tas pats asocialus elgesys gabiems vaikams gali būti būdinga. Aš savo, kad labai nedidelis procentas, tai to irgi galima pasidžiaugti. Bet taip irgi yra ir tai yra irgi atskira problema, kuri labai apsunkina netgi tarsi pamatymą to paties gabumo ir dažniau gabumą paslepia negu negalią paslepia. Tai va čia tarsi pati savo prieštarauju, prieš tai sakiau, kad gabus jeigu vaikas, tai tikrai mes jį pamatysim, bet kartais tam tikrose retose situacijose galime nepamatyti, nes jisai specialiai arba nespecialiai tai paslėps. Nespecialiai tai yra tiesiog jo negalia gali užmaskuoti. Negalia sutrikimas, mokymosi sunkumas ar kitas kažkoks tikrai rimtas iššūkis kažkoks.